Nu tai krašto apsauga, aš specialiai įdėjau punktą savo rinkiminiai. Naują strategiją paruošti, šalies gynybos ir saugumo naują strategiją. Nu tai ten krašto apsaugos tada vieta ir turi būti mobili, vos nepasakiau žodžio agresyvi, galinti suduoti skaudų smūgį bet kam. Bet neplanuokime mes laimėti prieš Lenkiją, kuri turi, mes nepilnai 3 milijonai gyventojų, Lenkija 40 milijonų gyventojų. Jeigu Lenkai sugalvos Lietuvą užpulti, neplanuokime laimėti prieš kažkokius savo kaimynus. Nes aš nesakau, kad broliai Latviai sugalvos Lietuvą užpulti. Nu, aš nesakau apie šitą. Bet parodykime savo poziciją. Griežtas, stiprus smūgis atgal. Jeigu būtų taip, nu, bet taip neturi būti, nes tam nėra prasmės. Išorinė karinė jėga, ką nors įsiveržtų. Tai griežtas, stiprus ir staigus smūgis. Ir aš sakau, šitam kontekste tada prezidento uždavinys būti su automatu. Su automatu ir irgi kaip kariškiai savo tikrus smūgius, tai prezidentas simbolinius smūgius irgi privalo paleisti. Bet nėra dėl ko Lietuvos užpulti, jeigu mes patys nesudarysime preteksto ir sąlygų. Va dabar pasiųsime kareivius į Ukrainą. Ir tada, ne kaip NATO sudėtinė dalis, o kaip individualiai. Mes su Lenkais nuspręsime individualiai pasiųsti Lenkų ir Lietuvos kareivius į Ukrainą. Ir jie, kad tiesiogiai mūšiuose dalyvautų. Tai mes atrišam Rusijai rankas. Atrišam rankas, nes jie turi teisę tada smogti smūgį į kažkokius padalinius Lietuvoje arba Lenkijoje. Ir dabar retorinis klausimas. Retorinis. Tiesiog klausimas filosofinis pamąstymui. Ar tai negalėtų būti šitokie Lietuvos veiksmai bendras Amerikos ir Rusijos susitarimas? Kaip Amerikai gražią formą atiduoti Rusijai centrinę ir rytų Europą? Padarykim konfliktą, jūs trenksite atgal ir tada mes pasakysime, kad nėra dėl ko pradėti atominio karo ir mes nusileisime ir mes išlaikysime savo gražią miną. Aš nežinau, ką jie gali susitarti. Užtat aš sakau, Lietuva turi būti prolietuviška ir niekam neparduodama. Ir jokių kitų šalių žaidimo mes negalim žaisti. Mūsų Lietuvos išdavikų valdžios ketinimas sukelti tiesioginį konfliktą, apribojant tranzitą į Kaliningrado sritį, tai buvo ketinimas, preteksto davimas Rusijai. Sąmoningas preteksto davimas Rusijai. O kada gali žinoti, kada tuo pretekstu pasinaudos, nes kas prieš tai slaptieji protokolai, kurie buvo pasirašyti. Tai aš už tai, kad niekam preteksto nesuduoti. Toliau, Vaidai.